Diena, kuri viską pakeitė. Vasarą, kai iš 8 klasės perėjau į 9, tarsi peržengiau į suaugusiojo gyvenimą vedančių durų slenkstį. Birželio mėnesį baigiau pagrindinę mokyklą ir tiesiog netvėriau savo kailyje žinodamas, kad pradėsiu lankyti vieną iš didžiausių ir geriausių valstijos gimnazijų. Taip mąstote, kol nieko nežinote apie kitas mokyklas. Aš tik žinojau, kad atėjus rudeniui vaikščiosiu Anapolio gimnazijos koridoriais. Planavau pakliūti į amerikietiškojo futbolo komandą, vieną iš geriausių visoje šalyje, kuri ištisus 10 metų didžiavosi pergalėmis. Didelėje mokykloje mergaitės buvo gražesnės, rokenrolas garsesnis ir nuolatos kažkas vyko. Bet rugsėjo mėnesį prasidėjus pamokoms paaiškėjo, kad visiems naujokams mokykloje neužtenka vietos. Tada administracija prie gimnazijos prijungė už mylios esančią pradinę mokyklą ir į jos pastatą, kuris buvo tik per vieną kvartalą nuo miesto doko Anapolio centre, perkelė kelis šimtus naujų moksleivių, tarp jų ir mane. Tapau vienu iš tų laimingųjų, kabutėse naujokų, kurie turėjo dalintis mažytę mokyklos teritoriją su šimtais spiegiančių pradinukų, siekiančių mums vos iki juosmens. O siaube, mes neturėjome geros bibliotekos, prašmatnios laboratorijos ir turėjome tik keletą muzikos ir menų klasių. Bet manau, kad labiausia nukentėjo sportas. Neturėjome kur persirengti kūno kultūros pamokoms, taigi teko sportuoti su mokykliniais drabužiais. Ta rudenį žaidėme futbolo vaikų žaidimo aikštelės pakraštyje, o atėjus žiemai krepšinį mažojoje sporto salėje, esančio administracinio pastato antrame aukšte už kvartalo nuo mokyklos. Prieš einant į kitas pamokas nebuvo galimybės nusiprausti duše, taigi likusią dienos dalį praleisdavome smirdėdami. Vieną žiemos rytą su klasiokais nuėjome per visą kvartalą į tą nelaimingą sporto salę, užlipome į antrą aukštą ir viduryje krepšinio aikštelės radome pastatytą batutą. Aš niekada anksčiau nebuvau šokinėjęs ant batuto. Suskambėjus skambučiui, į aikštelę atėjo mūsų kūno kultūros mokytojas. Jis buvo pats jauniausias mano mokytojas, ką tik baigęs studijas, ir mes buvome pirmieji jo mokiniai. Mokytojas priėjo prie batuto ir sušvilpė. Tai buvo ženklas liautis bruzdėti bei triukšmauti ir susirinkti aplinkui jį. Mes, naujokai berniukai, pasirengę šokinėti, susigrūdome į stačiakampį. Mokytojas lėtai apžvelgė visus mus, stovinčius aplink batutą, tyrinėdamas kiekvieną. Nužvelgęs paskutinį moksleivį, jis kreipėsi į mane. Kimeli, nusiauk batus, bet lik su kojinėmis. Lipk ant batuto ir daryk, ką liepsiu. Taigi nusėviau, užlipau ant batuto ir iškart pastebėjau, kad abi mano kojinės skylėtos. Paprastai nebūčiau tai ėmęs į galvą, bet tai pastebėjo ir mano draugai. Pažiūrėkite į skylės Kimelio kojinėse. Ei, Timai, gal tau paskolinti naujas? Pakeliui namo užsuk pas mane, duosiu tau porą kojinių. Turiu pakankamai. O gal norėtum, kad po pamokos surinktume pinigų? Baikit, sudraudė mokytojas, bet buvo jau per vėlu. Vaikinai juokėsi ir toliau laidė replikas net ir po to, kai mokytojas liepė jiems nutilti. Kad suvoktumėte šio įvykio kontekstą, atkreipsiu dėmesį į kelis dalykus. Pirmiausia, jei tai nutiktų dabar, man tai nerūpėtų. Aš esu vyresnis ir brandesnis, todėl galiu nekreipti dėmesio, kai draugai mane erzina. Galiu net draugę su jais pasijuokti. Bet kai esi koridoriuje, kai žengi siaurų kelių vadinamų paauglystę, paprastai pernelyg jautriai reaguoji tokius dalykus. Tokio amžiaus vaikai patiria tai, ką vadinu dėmesio centro sindromu. Jie įsitikinę, kad visi pastebi kiekvieną jų smulkmeną. Jie drovisi savo išvaizdos, socialinių įgūdžių, intelekto ir ekonominio statuso. Tokio amžiaus vaikai
yra įsitikinę, kad kažkas spokso į jų ausis, nosį arba kokią nors kitą kūno vietą. Kalbant apie šį konkretų įvykį, patyčios atkreipė dėmesį, bent jau man taip atrodė, į mano šeimos ekonominę padėtį. Mes buvome ant žemiausio viduriniosios klasės laiptelio. Nebuvome tie, kurie žmonės vadina vargšais, bet neturėjome ir netrupučio daugiau pajamų nei būtina pragyventi. Mums niekada netrūko maisto ir mama su tėčiu visada laiku apmokėdavo sąskaitas. Mūsų šeimos požiūris į drabužius buvo toks: nešiok, kol įmanoma. Iki to nutikimo maniau, kad tai gana protinga, bet šokinėdamas ant batuto negalėjau galvoti apie nieką kitą, tik apie kyšančius iš kojinių pirštus ir kikenančius klasiokus. Po manęs pasikeisdami ant batuto šokinėjo kiti mano klasės mokiniai, bet aš jų tiesiog nemačiau. Tuomet galėjau galvoti apie savo kojines. Mąsčiau: einu namo ir susėdysiu visas kojines. Neleisiu, kad dar kada nors man taip atsitiktų. Pamokai pasibaigus, kūno kultūros mokytojas išleido mus atgal į mokyklą, o pats nuėjo į savo kabinetą. Aš apsiaviau batus, atsargiai užtemdamos kojines, kad uždengtų pirštus. Užsirišau batraiščius. Susirinkau knygas nuo pakilos salės gale ir ėmiau leistis laiptais žemyn. Kimeli, palauk, sušuko kūno kultūros mokytojas. Jis pasišokinėdamas nusileido laiptais, pasivedė mane į šalį ir priėjo visai arti, kad niekas negalėtų nugirsti, kas kalbama. Timai, noriu tau pasakyti, kodėl šiandien tavęs paprašiau visiems kitiems klasėje parodyti, kaip šokinėti. Manau, kad mano klasėje esi pats mikliausias. Tada jis atsirišo ir nusiavė vieną savo sportbatį. Kojinėje žiojėjo skylė ir iš jos kyšojo 2 pirštai. Mokytojas pakėlė koją, pajudino pirštus ir pasakė: mes, vikrūs vaikinai, greit sunešiojame kojines. Tada nuleido koją, vėl apsiavė sportbatį ir pasakė: dabar eik į pamoką. Nueinant mano galvoje sukosi vienas klausimas: ką reiškia mikliausias? Niekada anksčiau nebuvau girdėjęs šio žodžio. Galite įsivaizduoti, koks apgailėtinas mokinys buvau. Bet kita pamoka buvo gimtosios kalbos pamoka ir tądien atsivertęs didžiulį ant stalo gulintį žodyną susiradau žodį miklus. Akies kraštu mačiau besišypsančią gimtosios kalbos mokytoją. Jai patiko moksleiviai, kurie patys ieškodavo žodžių reikšmės. Galiausiai aš radau žodį miklus ir pirmą kartą perskaičiau, kad galiu judėti greitai, lengvai, elegantiškai ir žvaliai. Taip pat pirmą kartą perskaičiau, kad aš guvaus proto ir nuovokus. Niekas man anksčiau nebuvo to sakęs. Nusirašiau šį aprašymą ir skaičiau tol, kol išmokau mintinai. Šis įvykis pakeitė 2 gyvybiškai svarbias mano gyvenimo sritis. Viena iš jų buvo sportas. Po 2 savaičių kūno kultūros mokytojas surengė varžybas. Turėjome išsiaiškinti, kas iš 9 klasės mokinių gali padaryti daugiausiai atsilenkimų. Aš pasiekiau 560 atsilenkimų rekordų. Tai buvo tokie pratimai, kai kitas asmo laiko tavo sulenktų kojų pėdas prispaustas prie grindų, o tu atsilenki ir su kaire alkūne prilieti dešinį kelį ir atvirkščiai. Dabar vaikams netgi nebeleidžiama daryti tokių atsilenkimų, nes jie labai kenkia nugarai. Tiesą sakant, pilvo raumenys skaudėjo visą savaitę, bet man tai nerūpėjo, nes aš buvau miklus. Be to, pradėjau kitaip žvelgti į save kaip į mokinį. Iki tol man sakė, kad esu vidutiniškai gabus ir mokausi su kitais vidutinių gabumų vaikais. Bet staiga aš pamačiau savo protą taip pat kaip ir kūną, galinti daug daugiau nei iš pradžių maniau. Tik po kurio laiko supratau, kaip viskas vyko iš tikrųjų. Prisiminiau, kaip greitai mokytojas mus paleidęs nuskubėjo į savo kabinetą.
Jis lėkte lėkė, nes norėjo nusiavęs batą prakirpti kojinėje skylę, vėl apsiauti ir pasivyti mane. Jis nevaikščiojo skylėtomis kojinėmis, juk jis po galais buvo fizinio lavinimo mokytojas. Bet vieną rytą jis pamatė pažeidžiamą mokinį, kuriam labai reikėjo malonės, ir įteikė jam šią dovaną. Ką tik studijas baigęs jaunuolis atkreipė dėmesį į tai, prieš ką dauguma būtų užmerkę akis. Jis pamatė drovų vaiką nepatogioje situacijoje ir suprato, kaip tai žeidžia. Mokytojas buvo empatiškas ir sugebėjo įlįsti į mano kailį, todėl ėmėsi veikti. Taip kūno kultūros mokytojas atsakė į mano poreikį jaustis saugiam. Jis man parodė, kad esu svarbus ir mylimas. Šis žmogus padarė daug daugiau nei priklauso. Išskyrė mane iš kitų ir pagerbė, taip mane sustiprindamas. Taip pat jis atsakė į poreikį jaustis svarbiam. Patikindamas, kad esu guvus, jis man pasakė, jog turiu talentą, kurio kiti vaikai neturi. Tas talentas man suteikė tikslą stengtis, nebebūti vidutinybė. Jis pasakė, jog aš galiu išsiskirti iš kitų. Jis taip pat atsakė į mano poreikį jaustis stipriam. Tai, kad kažkas pastebėjo mano fizinius ir protinius gebėjimus, suteikė man vilties, kad manęs laukia sėkmingesnė ateitis. Taigi mokytojas ne tik pasakė, koks aš esu, bet ir davė pretekstą patikėti, kad galiu daug daugiau. Dėl to aš daugiau ir pasiekiau. Kartais vaiko pažeidžiamumu tampa nuolat patiriami sunkumai, kartais trumpalaikis bejėgiškumas. Kad ir kas tai būtų, kad ir kada tai būtų, vaikai turi žinoti, jog būdami šalia mūsų gali būti pažeidžiami. Savo silpnume jie turi atrasti kelią į tikrąją stiprybę. Dievas mums patikėjo, pasitaikius tokioms nuostabioms galimybėms, keisti savo vaikų gyvenimą. Tai vadinama malone pagrįsta tėvystė.